Visų pirma, mes nežaidėm gerai gynybos šiandien, taip kad gal kažkiek net nebuvom verti pergalės. Pradžioj, pirmoji pusė 39 taškus praleidom iki pražangų limito, taip kažkas vėlgi bandai prisibels, neišeina prisibels, kad žaistumėm kiečiau gynyboje, bet taip kad tada ir sėkmė ne tavo pusėje gal būna, kai tu darai tokias klaidas. Tie tritaškai pirmam kėliny 7, man atrodo, pataikė, per pirmą pusę 10. Taip pačioje pradžioje atrodė, kad Efesas ir laisvus įsimena tokius net per atstumą, būnant kažkuriam Žalgirio krepšininkui. Kur čia buvo problema? Tai vėlgi norėjom agresyviau, aišku, gal čia mūsų ta gynyba įsikeitimo, ten kažkiek duodam tuos metimus, bet vis tiek daug buvo tų klaidų, kur turėjom gintis agresyviau ir nuo pat pradžių kažkaip net nepažinau, kad mes tokie kaip ir apsimiegoję išėjom gal pradžioje, tai davėm jiem pasijaus ir po to jau sunku gaudyti, nors vis tiek su pastangom grįžom į rungtynes ir turėjom galimybę laimėti. Tai viena iš paskutinių atakų, kai Sisko skuodė į priekį, ten turbūt turėjo 2-for-1 užpulti, bet 40 sekundžių likus ir tada įsirėžė į Osmanį. Kas nesusiklostė jam? Norėjom, kad žaistų 2-1, 2 atakas, nes kaip ir minėjau, 44 sekundės buvo, taip kad prarado kamuolį ir viskas. Čia neturėjo, ne jo dieną, gal šiandien buvo daugiau, taip kad visi gali neturėti ne savo dieną, bet šiek tiek norėjosi daugiau pastangų, komandinių tada pastangų. Man atrodo, kad iš pažiūros atrodė, kad šalia šoninės linijos išpradėsi dėl tų komandinių pražangų. Ir čia dabar užsiminėt, ir Ąžuolas šiek tiek užsiminė, kai visi eina to vieną tikslą ir atsiduoda, visi turi po 2-3 pražangas, tada yra rezultatas kažkoks. O dabar ir trečiam kėliny, man atrodo, likus minutį turėtų tik vieną pražangą komandinę. Kaip išsireikalauti? Taip pat, tas pats ir antrą kėlinį turėjom, baigėm su 2 pražangom komandinėm, kažkas tokio, nežinau, gal Noreikis ir gali paprašyti, kad Kaune, kai žaidžiam kiekvieną gerą baudą, visi paplotumėm, nes kitaip aš negaliu prisibelt prie žaidėjų ir išprašyti, kad žaistumėm agresyviau, aktyviau ir protingiau išnaudotumėm tas pražangas, kur tikrai galim naimti ten, kad ir 5-6 taškus, kada ir gal 10 taškų galim naimti tokiam pražangom. Taip kad čia visų reikia pagalbos. Čia tokia problema savočka yra visą sezoną. Jūsų skaičiavimais, kiek tai yra, tarkim, tas rezervas, ką Žalgiris gali nuimti su tom pražangom iš varžovų, kiek taškų maždaug? Kad ir 2 taškus nuimsi, jau čia mūsų gyvenimas yra, taip kad bet kuris nieko lengvo neduoti. Žaidėm su stipriom, su talentingom komandom, jie tikrai įmes taškų, tai bet mes 60-70, bet vis apie šnekam apie tos 30 taškų kažkur, tai kur iš tų lengvų ne 30 duotų 20 ar 15 ar 25 bent jau, tai vėlgi. Mes pralošėm, kaip matot, vieną ataką, vienas metimas dažnai lemia rungtynės. Manau, mano manimu, čia aš tokią viziją turiu, kad šičia galim tikrai pridėti. Kai žaidžiam taip, tikrai matom irgi tada rezultatai, žaidėjai matom, bet kartais kažkaip tai neišeina ir to išsireikalauti. Vitorija, jeigu man sustoja paskutinės 5 minutės, dabar irgi paskutinės turbūt 3-4 minutės sustojusios, jie sportavo 10-0. Ko pritrūksta, ko pristinga Žalgirio tais momentais, kai viskas sprendžia ten vieną ir tašką? Gal ramybės, gal ką žinau, ko pritrūksta. Trenerių geresnių sprendimų pritrūksta tada. Tai čia visko galim dabar po pralaimėjimo prisigalvoti, taip kad pritrūksta, taip kad reikia ruoštis dirbti toliau. Nieko kito nepakeisim. Galvoti, analizuoti ir toliau žiūrėti. Kiek yra skausmingi tie 2 pralaimėjimai Efesui prieš tą komandą, kuri yra toje lentelės pusėje? Vėl jūs čia turbūt deda tas varnelės prieš rungtynės dažniausiai dedat varnelės. Man kiekvienas rungtynės kaip finalas, kaip playoffas ir kiekvienas Eurolygoje tikrai sunku yra laimėti. Taip kad varžovas dar tikrai neturi ką prarasti, pagal sudėtį tikrai turi žaidėjų su patirtim, su talentu, taip kad mums reikia žaisti kaip komanda visų pirma, kiekvienas rungtynės. Jeigu mes nežaidžiam, truputį pradedam galvoti apie save, nesiginti ir tada gaunasi toks tada jau vargsta. Mes kitaip nelaimėsim, jeigu nežaisim kaip komanda ir nežaisim kiekvienos atakos kaip lemiamas.